Ką perka žmonės? Apklausėme virš 100 žmonių, ką jie pirko per paskutinės 100 dienų. Išsiaiškinome šių metų top 5 pirkinius, kuriuos, kaip įmanoma greičiau bandys atspėti Aistė, Povilas, Rita, Darius ir Ema. Top 5. Aš manimta, ne? Ne, aš palaikysiu. Gerai. Televizorius. Ir vis reikia didesnių, lenktesnių ir dar čia krepšinis. Baldai. Šaldytuvas. Kompiuterį. Kompiuteris. Taip, 5 vietoj kompiuteris. Skalbimo mašina. Indaplovė. Plaukų džiovintuvas. Jos aparatas gal. Šiaip buvo visai, bet į top 5 nepateko. Pirmoje vietoje tikriausiai būtų telefonai. Telefonas? Taip, telefonas vienareikšmiškai yra pirmoji vietoj. Kameros apsaugos. Šitie. Dronai. Mikrobangų krosnelė. Ne, nepirko, nepateko net. Telefonas buvo, tas buvo. Kas čia dar gali būti? Ko gero gali būti robotas, kuris siurbia namus. Siurbliai. Taip, Nepagalvočiau, kad antroje vietoje. Nu kas dar? Kolonėlės. Ausinės. Kepsninės lauko. Tai jeigu yra dulkių siurblys robotas, tai galbūt yra vejos robotas. Žoliapjovė. Nes šiemet labai lyja ir gerai auga žolė. Šiandien tiksliausiai spėliojo Darius. Koks buvo jūsų paskutinis pirkinys? Šilumos katilas. Pasirūpinkite savo pirkinių draudimu.